Na, o pačios šio kokteilio atsiradimo aplinkybės buvo tokios, jog į mano minėtą barą, kuriame dirbo Ada Coleman, nuolat lankydavosi toks vienas žmogus, kurio vardas buvo seras Charles Hawtrey. Tai jis buvo labai žymus to meto anglų aktorius, kuris vaidindavo įvairiose populiariose to meto komedijose. Na ir eilinį kartą užsukęs į amerikietišką barą Savoy viešbutyje, jisai Ados paprašė, kad jinai pagamintų jam kažkokį tai stiprų, netikėtą kokteilį. Ir po keletos eksperimentų Ada Coleman sumaišė džiną su saldžiu vermutu bei įpylė šiek tiek itališko Fernet Branca likerio. Ir taip išrado tą kokteilį. Ir būtent tas likeris buvo toks kaip ir slaptas to kokteilio ingredientas, nes įdomu tai, kad Fernet Branca itališkas likeris, jisai nebuvo tuo metu labai naudojamas dažnai kokteiliams. Į jį buvo žiūrima labiau tokį kaip į medicininį gėrimą. Na, iš pradžių atrodė toks rizikingas galbūt Ados Coleman žingsnis įpilti to likerio, bet tas žingsnis pasiteisino su kaupu. Ir Charlesui tas kokteilis labai patiko ir kai pirmą kartą jisai paragavo, jis tiesiog sušuko: "By Jove, that is the real hanky panky." Tai būtent po tokių jo žodžių kokteiliui ir prigijo pavadinimas hanky panky. Na, o pats terminas hanky panky, jisai tuo metu reiškia kaip magiją, gudrybę ar netikėtumą.